Sveiki kolegos, šiandieną mes kalbėsime apie vyriškų klasikinių kelnių apačios palenkimą, prisiuvant juostelę. Parodysiu, kaip yra prisiuvama juostelė, kaip yra nulyginama kelnių apačia ir kaip pritvirtinama kelnių palanka. Prieš pradėdami siūti, mes turime pasimatuoti kelnių ilgį. Kai jau turime kelnių ilgį, tada nuo to ilgio reikia į apačią palikti 3 cm pločio užlaidą ir kas jeigu yra per daug, tą nusikerpam. Kelnių apačią reikia apsimėtyti overloku iš gerosios pusės. Pasižymime 3 cm liniją. Žymime iš gerosios pusės. Ir tokiais atstumais mes žymėsime aplink visą klešnę. Šita linija yra juostelės prisiuvimo orientyras. Juostelė turi savo viršutinę ir apatinę dalį. Viršutinėje pusėje gali būti kantelis storesnis suaustas arba viršutinėje dalyje matomas šiek tiek tankesnis suaudimas. Mes dedame juostelės viršutinį kraštą prie pažymėtos linijos. Pradėsime siūti ties kelnių klešnės vidurio siūle ir siūsime per juostelę 1 mm pločio siūlę. Jeigu jūs tik tai pradedate siūti, rekomenduočiau juostelę prisidaigstyti tam, kad jinai nesislinktų ir nesigautų iš kelnių klešnės sulaikymas. Artėjame prie juostelių susijungimo. Šitoje vietoje šiek tiek darysime uždėjimą vienos juostelės ant kitos. Jisai yra nedidelis, maždaug maksimum 1 cm. Juostelės perteklių iš karto galima nusikirpti. Uždedu juostelę vieną ant kitos ir jas susiūsiu jau padarydama užtvirtinimą. Dabar pasisukam ir susiūsime juostelės galus. Būkite atidūs. Juostelės kampas, va čia, neturėtų jums išlysti. Jį reikėtų prilaikyti. Nusiuvame iki juostelės krašto. Tada vėl pasisukam ir siūsime per išorinį juostelės kraštą, taip pat darydami 1 mm pločio siūlę. Privažiavę iki juostelės susijungimo, pataisome kamputį. Ir užbaigiame siūti juostelę. Na štai, juostelė yra prisiūta iš vienos ir iš kitos pusės 1 mm pločio atstumu, juostelės galai yra palenkti į vidų ir užtvirtinti užtvirtinimais. Nukirpam siūlus. Kai juostelė yra prisiūta pilnai, mums belieka kelnių apačią nulyginti į vidų. Lyginsime pagal pažymėtą liniją. Nuversime palanką į vidinę pusę. Dabar, kai jūs lyginsit, labai svarbu, kad kelnių apačia būtų prilyginta taip, kad juostelės kraštas maždaug 1 mm būtų išlindęs gerojoje pusėje. Todėl mes juostelę būtinai turime parinkti į spalvą. Dabar atkreipkite dėmesį. Iš gerosios pusės matomas 1 mm išsikišusios juostelės. Taip ir turi būti, todėl kad būtent šita juostelė ir apsaugo kelnių apačią nuo susidėvėjimo. Prieš pradėdami daryti paslėptą dygsnį, rekomenduočiau pasiimti kiek galima plonesnę adatą. Aš pasiėmiau savo mylimą ploną adatą ir spalvotą siūlą. Taip jūs galėsite mane pakontroliuoti, ar mano dygsnis yra teisingas ir apskritai, ar aš pati moku siūti. Taip, pirmiausiai slepiame mazgą, pradedame nuo siūlės, duriu
ties vidurio overloku, darau dygsnį maždaug 7 mm pločio. Vėl taip pat duriu iš dešinės į kairę. Dygsnio neužtraukiu. Vėl toks pats dygsniukas. Čia aš užkabinu tik tai už vieno siūlo. Dygsnio negalima užtraukti, bet jisai turi būti prie pat jūsų užlaidos. Jis turi būti ne per laisvas. Vėl kabinu už vieno siūliuko. Ir maždaug ties overloko viduriu už užlaidos galima užkabinti šiek tiek ir daugiau. Minimalus dygsnio ilgis gali būti ir 5 mm, bet tikrai jisai turėtų būti neilgesnis negu 7 mm, todėl kad per ilgas dygsnis blogai laikys jūsų palanką. Tokiu dygsniu jums reikėtų apsiūti visą palanką iki galo. Lygiai taip pat, kai užbaigsite, būtinai reikia paslėpti mazgą ir užtvirtinti ties siūle. Darant tokį dygsnį, aš jį pavadinau paslėptu, vien todėl, kad jisai išsidėsto ant overloko. Ir jeigu jūs jį darytumėte su tos pačios spalvos siūlu, kaip ir siuvote, tarkim šiuo atveju juodu, jisai tikrai matysis minimaliai. Iš gerosios pusės neturi matytis nei įdūrimo vietos, nei be abejo kitos spalvos siūlo. Kaip yra šiuo atveju. Jeigu iš gerosios pusės jūs matote įdūrimo vietas, tokius kaip įdubimus, vadinasi jūsų dygsnis yra per daug užtrauktas. Taigi, žinoma, jūs galite daryti tuos paslėptus dygsnius ir susireguliavę savo siuvimo mašiną, jeigu tai yra buitinė mašina, be abejo, jinai daro ir paslėptą dygsnį. Jūs galite pabandyti šitą dygsnį padaryti ir su savo siuvimo mašina. Aš dažniausiai darau juos rankomis. Man taip labiau pasiteisina, man taip yra greičiau. Padarius paslėptą dygsnį, kelnių apačia jau yra sutvarkyta, belieka ją dar kartą prilyginti. Po kiekvieno video aš dedu darbo eigos aprašymą, naudojamas priemonės ir jeigu jums kyla klausimų, visada jūs galite manęs klausti. Būtinai atsakysiu visus jūsų pateiktus klausimus. Iki kitų susitikimų.